Labą dieną, chebrantai, žvejai, motocross. Ei, labą dieną, chebrantai, karpininkai, baikeriai ir visi kiti gamtos mylėtojai. Aš jau pasikrovęs mašiną, šiandien penktadienis ir leikiu prie ežerėlio, prie vandenėlio, tik be mergužėlės. Bet bus gerai ir be mergužėlės. Pagaudysim karpį, pasigaminsim kažką valgyti. Vienu žodžiu žiūrim, sekam. Jei dar nesat paspaudę, paspauskit būtinai šitą ir šitą. Ačiū jums už tai. Jau susitinkam prie vietos ir kas kaip vyksta bus matyti eigoje. Iki. Pagaliau atvariau į vietą, žmonių belė kiek, vos radau vietą, paskutinį spočiuką tokį dar nučiupau, o paskui viskas užimta, belė kaip. Vienu žodžiu, ruošiuosi, statau palapinę, metu meškeres ir susimatysim neužilgo. Palapinę statysiu čia, meškerę statysiu čia. Ženklai neblogi atvykus, matosi ten plaukioja va, gražuoliai, ten palei salą šokinėja, tai taip ir darysim, mes į vieną ten kažkur, kitą ten ir vakar išsivertę trečią ten. Pirmoji eilė, ką mums reikia pasidaryti, susikalibruoti laivelį prieš pradedant žvejybą, tą ir dabar darom. Susikalibravo, parsiplukdinam namo ir tada žiūrėsim, ką čia dėti, kaip čia ką. Dabar paprastai viską darysiu iš vakaro čia atvaręs, tikrai tingiu kažką gimdyti labai smarkiai. Rytoj pradėsim rimtesnę žvejybą, tai tepsim medum, sviestų visokių boiliukus, darysim skonį belę kokį, vienu žodžiu. Žiūrėsim rytoj, kaip čia kas mums seksis. Kaip pirmam užmetimui įdėsiu truputį daugiau pelečių ir boiliukų. Ant kuobinę uždėjau popsiką našo, tokį braškinį. Jau nebeturiu daug, keli beliko baigęs, o iš tikrųjų man ant jų labai gerai eidavosi, reiks atsinaujinti. Turiu pasidaręs PVA koinyčių iš praeito karto dar. Tai gerai susitaupys laiko, nereikia dabar čia dar knistis. Ir ant viršaus tokių sticky manila boiliukų. Plaukiam. Dar daug darbų laukia, palapinę statyti, įsikūrinėti. Laukiame pirmą tašką. Ten kažkur tais. Išmetam pašarą, spaudžiam laivelį namo
Plaukiam namo ir taip pat su kita meškere. Ant antros meškerės uždėjau kokį squid and krill, irgi našo. Pirštus net dažo. Plaukiam į antrą tašką. Žiūrėsim, kiek čia mums pavyks iškrapštyti. Bus iki sekmadienio ryto. Tai gal pavyks vieną antrą kokį didesnį. Plaukiam namo ir paskutinę meškerę užmetam. Ant trečios meškerės uždėjau tokį fluoro range. Oranžiniai. Kvepia skaniai, kažkas panašaus kaip tutti frutti. Plukdom paskutinę trečią meškerę ir susitiksim jau prie palapinės, kai būsiu prisėdęs atsipūsti pagaliau. Turim kibinuką, hebra. Pirmas žuveliukas. Bus nedidelis, kiek jaučiu. Na štai ilgai laukti nereikėjo. Užmetėm gal po 15-20 minučių ir išvažiavo. Štai toks žvynius. Nedidelis, gal kokie 6 kilogramiukai. Leidžiam atgal. Lauk, pakviesk mamą arba tetę, nes biški dar per mažas man.
bet geriau negu nieko. Pats išvarėjau čia. Yes, pirmas. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Nu, hebrelytę pagaliau prisėdau, blemba. Čia suvargau, kol pasistačiau. Viską užsimečiau, bet jau neblogai. Viena žuvis yra po 15 minučių užsimetus meškerės. Jeigu taip ir toliau, tai tokiais tempais judėsime, tai bus neblogai čia per parą laiko. Tai va, lauksim rytojaus, o rytojų pradėsim rimčiau, užsimsim kažką, gal pavyks rimtesnį iškrapštyti. Ta, kur pagavau nedidelis, gal 6 kg, net nesvėriau. Ką dar jums čia papasakot? Ai, čia atvažiavau turbūt jau vieną iš paskutinių kartų žvejot. Blemba, odai puola keista, net kaip čia yra Anglijoje. Vieną iš paskutinių kartų čia gaudau turbūt, nes nebevažiuosiu čia, nes gavau membershipą tokiam kaip ir laukiniam ežere. Tai bandysiu ten, įmėsiu nuotrauką, kokių monstrų ten yra, kokius žuvų gaudo. Buvau sutikęs lietuvį ten vieną apeidinėdamas tą ežerą aplinkui. Tai susipažinom ir parodė, kokių jis ten pagauna. Tai bandysiu ir aš kažką. Oi, hebryte, koks ramekas, čia paukščiukai čiulba, nei vėjelio, pasaka. Nesėdėkit ant sofos, hebryte. Varykit, gaudykit žuvis, varykite gamtą, tuoj vasarėlė baigsis ir vėl sėdėsim ant tų sofų. Taip kad džiaukimės kiekvieną. Nu ir duoda ten žvakės karpekai. Net nutraukė man mintį. Taip kad džiaukitės kiekvienu savaitgaliu, jei tik oras leidžia. Turim antrą žuveliuką, hebrytę. O gilynas, hebra, liniokas. Dar čia niekada nebuvau pagavęs lyno. Pirmas lynas, toks galingas. Štai koks gražuoliukas. Einam paleisti iš karto. Apie 9 valandą užkibo linėlis ant tuo oranžinio popiko. Yes! Nesu dar pagavęs niekad čia lyno. Pas mane jau atėjo ir 12 valanda. Laikas eit čiučeliulę. Tikiuosi labai netrukdys manęs čia naktį tie žuveliukai ir leis pamiegot normaliai. Nes norisi ir pailsėti penktadienį, o jau rytoj tik tegu ir varo. Jau laukiu, nesulaukiu bele kokio dydžio karpių. O kaip seksis,
bus matyti. Vienu žodžiu, jeigu bus kažkokių kibimukų ar dar kažką naktį, tai pafilmuosiu, parodysiu. Taip kad iki rytojaus ryto. Labą naktis. Labas rytas. Pažadino mane rytą toks veidrodinis karpiukas 9 kg su maišu, be maišo 8. Štai toks dičkis visai šitas. Einam paleisti. Super, trečia žuvis. Rytas šeštadienio prasidėjo neblogai. Labas rytas, dar kartelį. Sveikinomės jau prieš porą valandėlių, 4:30 buvau prabudęs traukti karpiaką. Ir paskui lindau dar į palapinę pakimarint, pamiegot porą valandėlių, tai dabar po 7 truputį einu iki prausyklos, visas higieninės procedūras atlieku, persimesiu meškeres, reikės kažką pusryčių pasidaryti. Susimatom neužilgo. Taip atrodo mano pusrytėlis, kaip ir visą laiką iš medinės lėkštės, kad būtų skaniau. Skanaus man, skanaus jums, kas valgo, o kas nevalgo, tai eikit pavalgyti. Važiuojam, hebra, važiuojam. Nu ir nuvažiavo jis toli.
ketvirta žuvis. Nu įduoda čia po visas meškeres, baigi išmakaluot. Eina savo. Normaliai privarė, 3 meškeres supainė. Kušėmerį. Štai 4 karpekas. Tiekis čia man pridarė, škadu visas meškeris supainėja, vienu žodžiu bus ką veikti. Bet gražuolis koks. Opa. O. Pasverkim. Bus kokie 7 kilogramai, manau. Tuoj pažiūrėsim. Devyni su sverimo maišu, tai 8 vėl, 8-tukas. Einam paleisti. Yes, hebra, yes. Turim jau žuvies normaliai. Nu į man čia pripainoja žvynius. Tai nusprendžiau gaudysiu dabar tik su 2 meškeriam. Taip ar taip 2 taškai tik užsikūrė, tai jokia tiksla ten tą 3 laikyti ir vietos susitaupo. Paskui va tokios nesąmonės ir būna susipainė. Ne žuvies prilupt čia atvažiavau parelaksuot. Čia jau žiūriu kaip darbas gaunasi per 3 meškerės. O kimba tikrai gerai dar visą dieną, visą naktis, tai čia to žuvies užteks ir su 2 meškerėm. Galim pasidaryti truputį koinyčių jau į pabaigą. Jisai greit suėjo, čia kokį 10 turėjau. Žiūriu, kad jau utiutų nebėra. Na ir kokių turiu bairių naujų. Mano mylimoji buvo išvažiavusi į Ameriką atostogų ir paprašiau, kad užeitų žvejų parduotuvę pažiūrėti, gal kokių builiukų karpiam būtų įdomesnių pabandyti, kad parvežtų, bet užėjus į tą parduotuvę didelę, žiauriai didelę, nieko praktiškai neturėjo karpiam. Turi katamaranus, keturračius, visokias valtis pardavinėja, ten ko tik nori, visko, bele koks dydžio pastatas, bet karpiam nelabai.
Turbūt jie ten specializuojasi gladiatorių ar ryklių gaudymus. Karpiai nelabai jiem ten, bet kažką rado. Tai paėmė, turėtų tikti tokie va korns. Peperet su pipiriukais. Paskui braškinis va toks va. Kvepia gerai, jie tokie kaip guminukai. Ir tokios kaip peletės minkštos irgi tipo kaip ir šamam, bet ir karpiam tikrai tiks, tai reikės pabandyti. Jaučiu dabar ir pabandysiu uždėti ant plauko sistemos šitokį korną vadinamą. Štai uždėjau tą sweet korną, kažkaip va taip va turėtų atrodyti. Visai gražiai atrodo ir gerai kvepia. Reiks uždėti sekančiam persimetimui. Galbūt 5 bus. Duoda cionguis. Nemažas, kokie 9 kilai jau. Nepasiduoda niekaip.
Niekaip neina išsitraukti. Smagu, gerai, kova. Vėl po meškerę lenda, būtų 3, būtų supainiotos vėl. Pagaliau bus nemažas. Einam tvarkytis, žiūrėsim, sversim. Pasverkim, pažiūrėsim, kiek čia sveria. Dešimt sumaišo, tai 9. Na štai koks gražuolis, žiūrėkit. Opa. Štai. Nice. Kokį monstriuką pavyko suvilioti su amerikietišku kornu. Pabandžiau ir po pusvalandžio kibimas. Nu čia geras sportininkas buvo, kovos davė normaliai. Plaukiam. Plauk. Yes, 5. Yes! Na štai atėjo laikas rubrikėliai. Tradiciniai užsikurk cigarą pas Darių. Tai šiandien kursim Ramon Alones. Kubietiškas. Pasidarom skylutę eilinį sykį. Jau žinot, kaip viskas vyksta. Kam įdomu, mokinti nereikia. Prikurkim. Nu neblogai, visi tie kubietiški neblogi, kažkaip pastebėjau. Ramon Alones iš Kubos. Turiu užkibusi karpį, bet įvarė kažkur į šakas kažkokias, neaišku kur, neina ištraukti. Jau žaidžiuosi čia kokį 10 minučių, vienu žodžiu traukiu, kai bus, tai bus, nutrūks, nenutrūks. Dar gulbė kliūna iš vizaibį.
konkrečiai įstrigęs, čia teks jau nutraukti. Nutraukiam. Valio. Labas rytmetėlis, Hebrelytė. Pas mane va jau atėjo ir sekmadienis. Žvejyba į pabaigą. Po truputį pakuojuosi. Važiuosiu namo. Nieko per naktį nepavyko pagauti. Apibendrinant visą žvejybą, tai visai gerai. 6 žuvis, 5 karpiai, 1 lynas ir 3 žuveliokai atsikabino. Taip kad iki kitų kartų, jei patiko šis video, paspausk šitą, gali paspausti ir šitą. Ačiū tau už tai, iki kitų kartų.